Žinot, taip aš pasakysiu, jeigu jūs žaidžiat kvailus žaidimus, jūs laimit kvailus prizus. Čia yra faktas. Pradėkim nuo to, ja. Čia yra faktas. Antras dalykas, aš dabar seksiu profilius socialinės tinkluose, Lietuvos policija vis įdėmiau ir įdėmiau. Ir jeigu jie taip su manim, aš irgi su jais, aš nebešerinsiu jų postų. Jeigu kažkoks vaikas dings, Lietuvos policija, kaip jūs su manim, taip ir aš su jumis. Šiaip būna tokių vaikų, žinot, kurie dingsta ir tu žiūri fotkę ir toks, ačiū Dievui, kad tu dingai. Bet tu vienintelis tavo variantas gyvenime kažką pasiekt buvo dingt tiesiog. Man atrodo, vaiko paieškos sėkmė priklauso dar nuo vaiko nuotraukas. Aš neseniai mačiau, ten buvo dingo Nojus ir jis toks stovi su North Face triukė. Aš daugiau, nesiprisinėk, tu dingai, tu... Tave bėbrai į užtvanką neša dabar, tu va. Jeigu aš mylėčiau savo vaiką, aš tai padaryčiau specialią fotosesiją tam atveju, jeigu jis dingsta. Kuris stovi prie kameros, aš atsiprašau labai. Aš nebebūsiu arogantiškas pizdiukas 13-metis, aš... Karočią, kai mane suėmė, papasakau, kas juokingiausia buvo. Pradedam. Čia buvo labai juokinga. Visų pirma, aš labai nemoku vaidinti debilo. Aš labai nemoku žiūrėti ganžą ir sakyti, čia yra pupanautai. Aš nemoku sakyti, kad čia ne mano, kai čia fucking mano. Sako, jūsų žolė, ne, tavo žolė. Aš už ją mokėjau, tai yra mano žolė. Ir jie man čių negražins, jie... Ne. Ir aš pirmą, kaip aš išėjau ir man, tipo, draugė sako, tai, tipo, tik rado, tipo, 3 gramus ten realiai ir vaipuką, blėt. Man vos kalvarkė vos pizdai nedavė už tai dabar buchūrai. Jie sako, rimtai, vaipukas kiek tau metų? 13, blėt, realiai. Vaipuką dar, kas ten dar rado? Pokemonų kartelės dar? Ir studentų pažymėjimai ir abonementai baseiną, tipo, jo. Ir jojo, žinai, kur aš... That's not good. Jo, bet taip, jo. Bet juokingiausia, pradėkim nuo to, kad kai jie atėjo, jie pradėjo ten ieškoti, viską apieškojo, surado pas mane tą dalyką, mes atsisėdome tą busiuką ir aš sakau, jūs turite daryti, ką jūs turite daryti ir jeigu aš galiu jums palengvinti jūsų darbą, aš tai padarysiu. Ir jeigu, kad kuo mažiau užtruk, nevaidinam debilus, nebūnam idiotais, nevaidinam, kad čia kažkas labai didelio, bet ir nevaidinam, kad čia yra prieš įstatymą, aš suprantu jūs daro savo darbą. Šitas man beje nepadėjo, manęs nepaleido. Šitą manipuliaciją nesuveikė, man toks, man reikia galvoti kažką kitą, kaip įlysti. Aš pirmą, kaip tikras bachūras, sakau, aš išduosiu visus kontaktus. Pradėkim nuo telefono knygutės. Mano dileris A. Artūras Zokas. Čiū iš pradėt pist proto žostkai, tipo, iš kur jūsų marihuana iš skvernelio? Saulius atėjo, sako, rūkysi arba ne bachūras. Ir... Ne, bet ten buvo labai juokinga, nes kai jie mane sulaikė, aš sėdėjau toj nesąmoniai. Vienas, paklausykit, čia yra labai svarbu ir tai yra svarbu mūsų nacionaliniam, blėt, saugumui, nes ten buvo vienas praktikantas, kuris taipino ir šalia sėdėjo policininkė, kuri buvo ten, žiūrėkit, mergos, jeigu jūs ten už lygias teisės, visą kitą, Lietuvos policininkės, own that shit. Jinai ten kiečiau už visus tos čiuvakus, viską žinojo, bet atrodo, kad jinai realiai tai studijavo. Nes kiti bišai taip ten hujovai dirba, kad aš bijau, kad aš į mentūrą važiuosiu ir jis atsisuks ir sakys, čia nėra mano pagrindinis darbas. Aš čia mentūrai šiaip dirbu ant bairių, šiaip, kad kontaktus užmės, šiaip aš esu Bolto vairuotojas, šiaip čia mano pagrindinis, jo. Gal varau. Ir čia buvo praktikantas vienas bičias ir jie pildė tą, reportą. Ir jinai jam diktavo, kaip reikia daryti. Ir jam visą laiką įjungdavosi autokorektas.
Ir pavyzdžiui, mes įėjom į namas, jam postina. Ir jam sako, žiūrėk, čia klaida. Ir jai sako, ne, man tai parašė kompiuteris. Ir klausykit toliau. Ir jinai jie sako, ne, jisgi nežino, kokią tu linksnio nori. Tik tu žinai. Aš taip iš galo sėdžiu ir galvoju, mums pizda, mums... Jeigu jis ginti, saugoti, padėti. Mums pizda. Rusai pas mus įeis, va taip, zdarova, namas. Ir bičias... Linksnį. Tau per sunkus linksnį, tu į mentūrą eini. Всё, seni. Karočią, atvežė mane jau į kajutkę. Ateinu pas pagrindinį, sakau, kas čia gaidys. Man sako, tas va gaidys, aš sakau, dabar aš čia gaidys. Juokinga buvo. Ir tada kita istorija, žodžiu, kuri irgi man buvo... Visą kitą aš jau žinojau. Mane sulaikė 30 milijardinį kartą. Ta prasme, įsivaizduoju, pas mane sulaikymo istorija, ten yra 5 puslapis ir dar toliau, kur, žinai? Kur tau tipo skaičiai ir tada 3 taškai ir tada 11 puslapis. Kur net jie nenorėjo skrolinti, policininkai tokie, okei, čia daug. Aš viską žinau, visą procedūrą, aš jau turiu savo firminį, šitą, kai toj pa... I nailed it. Mentai visi man. Hands up. Ir aš tada mentai sakau, šitą kajutkį. Ir jis toks, kaip tu jo pavadinai? Aš sakau, kajutkis. Geras žodis. Mentas, čia mentas. Primenu. Nufotkina ten tą visą temą. Turi būti. Aš visą ten... padariau. Bet šiaip fotkina tikrai neblogai, aš kaip specialistas šviesas gerai stovėjo, viskas buvo gerai, faktūrinė buvo spalva, apšvietimas. Žinokit, jeigu kada nors neturėsit babkių, padarykit nusikaltimą, turėsit gerą fotosesiją. Kitas dalykas, kas pasikeitė. Nes anksčiau, kai mane sulaikydavo, atsimenat, jo, ten buvo laikai, nes, pavyzdžiui, legendiniam Faro video, aš noriu jums priminti, ten policijos komisariatas ir veiksmas vyksta Žirmūnuose. Ir anksčiau buvo labai paprasta, kai aš gyvenau Žirmūnuose, dalyti nusikaltimus centre ir tave veždavo į komisariatą į Žirmūnus. Tu tiesiog buvai ten 5 valandas, pamiegodavai ir eidavai miegot namo ir sutaupydavai dvacoką iš principo. Dabar jau mane nuvežė vapšė ne ten. Į Naujamiestį, ten vapšė ne taip jau. Ten. Ir žodžiu, padarė tą pirmą atsisėdimą, kur aš turėjau 2 valandas palaukti. Tada sako, viskas einam toliau ir tada yra tas antras atsisėdimas, kur reikia pagulėti jau. Tave įdeda su kitų bičių į tą ir tą duoda taip pat čiužinį, visą temą, man davė čiužinį, visą šitą temą, aš ateinu į tą dalyką, išklojau, atsiguliu, galvoju, pamiegosiu, nes tamsu jau apie 3 valandas, galvoju, blėt, pats bus. Ir gal 3:30 kaip Stranger Things, žinot, kur tipo Auschwitze, blėt, šviesa, o taip, tai jungia. Ir tas bičias atsisuka ir mane toks. This place is piece of shit. Aš sakau, what's your name? Ir jis sako, Muhammad. Ir aš toks, važiuojam. Prasidėjo jisai, for what's happened? What's happened, man? What's happened with you? What's your chart? Toks vat bachūras man sako, aš sakau, weed, marihuana. Pabandžiau net jo akcentų pasakyti. Marihuana. Hašiš, Marakeš. Allahu Akbar, brat. Gražiai, plovą valgyti. Žodžiu, esmė tame, kad jisai gulėjo tenai ir pastoviai skundėsi, na. This place is piece of shit. It's cold. Aš sakau, man, go to your country, to your prison, yes? This is European Union, okay? Net gėda buvo už mūsų... Šiaip gera kajutkė, realiai. Viskas ten... Tikrai gera, normaliai kajutkė. Aš manau, ir realiai, čia yra nahui Naujamiestis. Aš manau, jie galėtų tai nuomoti už 400 milijonų.
Minimum, dirbi tasanete, naktį nakvoji kajutkiai ir dar geriau per VPN saugai. Aš labai jūsų atsiprašau, ponė, čia labai maža salė. Mes matome kiekvieną jūsų judesį. Jeigu jums neįdomu ir jūs nori skrolinti, prašau išeikit. Mes labai prašom. Gerai viskas. Kažkas labai svarbaus atsitiko. Ne. Svarbus, aš norėjau pažiūrėti pirmoną laiką. Kaip aš jaučiuos blogai dabar. Fuck, aš jūsų labai Fuck. Nu ir kur jis? Stop! Kas tu pirma? Viskas gerai? Centre? Kiek jam metų? Jeigu jam yra, tarkim, 13 ir jis centre, it's okay, bet jeigu jam 4 ir jis centre. Čiūš, tipo, kur jis ten stovi su tai, žinot, kur brokoliniai tie suka, žinot, tie brokolinė šukuosina čiuvakai ir 4 metų su jais tusina irgi. Wow. Ne, viskas gerai? Okay, fuck that shit. Fuck, tai aš pažiūrėsiu, kur mano vaikas. Mano vidinis vaikas čia. Jo, mano vidinis vaikas. Aš labai atsiprašau. Sak, mes turime... Jūs vienintelis žmogus, kuriam mes atneškit jai planšetę. Mes monitorinsim situaciją iš visų pusių. Mes žinosim, kur šitas Cuckis dabar. Jeigu nori, aš galiu paleisti 2 privačius detektyvus. Jie tau reportins kiekvieną dieną. Vienas vardas yra Valerija, kitas Rolandas. Gerai. Gerai, ir paskutiniai 2 dalykai, kurie man buvo dar dalykas, kad visų pirma, atima telefoną. Ir atėmė 2 telefonus ir 1 kompą ir jie sako, mes ten viską ieškosim. Aš sakau, sėkmės jums, blėt, išprotėt. Nes mano 2 telefonai ir 1 kompas tai yra šizofrenija maždaug štukai žmonių. Nes, blėt, pas mane ten visko yra. Nuo skambučių į Maskvą iki rašinėjimų savo mamai, kad mano brolis gaidys yra. Vat pas mus iš principo tokio spektro bus. Kitas dalykas, kuris man reikėjo primyšti buteliuką dėl narkotikų. Ir čia prasideda įdomumai, nes čia mūsų šuniukų ieškoja ir tada varė namo ieškoti su šuniuku. That's interesting, jo. Einu aš tą, žodžiu, į chatą mūsų ir aš labai noriu myšti. Pirmą kartą gyvenime labai noriu myšti. Aš šiaip niekada nenoriu myšti, nes aš iš tikrųjų bėgikas esu ir aš galiu nemyšti niekada. Ta prasme, pirmą kartą norėjau myšti. Ir jis sakau policininkui, sakau, aš noriu myšti. Ir jis sako, ne. Aš sakau, argumentuok. Jis sako, tu pato man ten ligoniniai į tą buteliuką neprimyši. Ir aš pirmą kartą pasakiau šitą čiūvą bičiui, šitą sakau, senė, aš pažadu, aš primyšiu. Aš prisiekiu, aš tavęs nepavesiu. Aš myšiu kaip pirmą kartą. Aš primyšiu, kiek tau reikia. Matai šitą cisterną. Aš primyšiu tau tą mašiną, žinai, kurios Viada parašyta ir aš ten tau padarysiu. Ir aš nepavedžiau ją. Aš apmyžau ne tik buteliuką, bet ir jauną įtyrėją. Nes tai aš jums papasakosiu, kaip reikia myšti, kai tave suimas. Pirmą, aš buvau visai kas su antrankiais. Ja? Pajokavau neblogai. Aš pirmą kartą pajokavau neblogai, kur policininkė net susiekė. Man uždėjo antrankius, aš sakau, o jūs neturit kitos spalvos? Jinai sakęs, jokinga, šmaikštu. Bet čia yra jokinga ir šmaikštu, pripažink. Jo, ir tas buvo toks, o, mano dydis, žinai. Ne visada pataiko. Žodžiu. Jo, buvo smagu. Ir šiaip geri policininkai, geri žmonės, fainė. Buvo šiaip jo. Nebuvo nei vieno kažkokio žeminimo, ar dar, tipo, ten narkomanas, ar visi, tipo, suprasdavo, kas vyksta ir supranta, kas vyksta, ir visi, tipo, mes turim tai daryti. Tipo, policininkai, mes turim vaidinti, kad kažkas vyksta. Realiai, mane aptarnavo 12 policininkų per visą vakarą. 12 policininkų, 10 vyrų ir 2 moteris. Čia mes matom nelygybę. Aš norėčiau, kad mentūrai tik moteris dirbtų. Nes tavęs niekada nesulaikytų. Jis sakytų, jis gali pasikeisti. Jis nenusikaltėlis, aš duodu jam antrą šansą. Bet jis išprievartavo močiutę. Aš matau jame potencialą.